Prisistatyk save, kaip kas esi klausimų. Visą laiką taip linksma, ypač kai pažįstami jau. Ko aš užsiemu? Tai neseniai manęs paklausė, iš tikrųjų labai mąsčiau apie šitą klausimą, kaip trumpai keliais žodžiais pasakyti. Tai kadangi jau vieną kartą turėjau atsakyti, nes turiu labai daug veiklų, tai įvardinčiau taip. Holistinio gyvenimo būdo ambasadorė, skleidėja, įkvėpėja. Tai gerai, tai kas tas yra holizmas vis tik, kas tai, apie ką tai? Holistinis gyvenimas, tai jeigu taip atskirti žodį holistinis ir kalbėti apie jį, tai pradeda nuo vėlgi whole, dalies jo. Whole reiškia visuma, arba kaip iš graikų dar kalbos verčiant tai būtų visa jungiantis. Reiškia sistema, kuri jungia atskiras dalis, neišskiria nei vienos. Tai jeigu žiūrint į žmogišką sistemą, tarkim, mes esam sudėti iš fizinio kūno. Vienas elementas, emocinio kūno, antras elementas, mentalinio kūno. Protas. Trečias elementas – dvasinis yra dar kūnas. Ketvirtas elementas. Galima tai žiūrėti dar ir per stichijas, įvairiais kampais, bet šitoj sistema viskas susijungia vieną vientisą visumą. Tai reiškia, jeigu yra kažkur problema, tai mes ieškome atsakymo ne toj vienoje vietoje, o galime apjungę žiūrėti per visas kryptis. Tai labai svarbu neatmesti, kad jeigu fizinis kūnas, tarkim, susirgo arba negaluoja, kad priežastis galbūt glūdi ne pačiame fizinėme kūne, kad užkliuvau, parsitrenkiau ir skauda. O jeigu atsiranda dar chroninis kažkoks tai susirgimas, kad gali būti priežastis glūdinti kitame kūne. Tai yra, pavyzdžiui, emociniam kūne. Kokia mano buvo emocinė būsena. Kokia buvo savijauta ir kokios mintys mane lydėjo situacijos. Gerai, šaunu, o mano toks klausimas, ar žmogus yra pajėgus turėti tą holistinį požiūrį, nes čia, kaip minėjai, tų kūnų yra ne vienas ir ne du, žinai, ir ne trys. O kodėlgi ne? Čia toks labai viską, žinai, apimti ir pajausti ir kaip taip įmanoma, žinai, va, tą visą holizmą žmogui apimti. Tai čia tada reikėtų įsigilinti savoką, kas yra žmogus. Turbūt kiekvienas žmogus, vėlgi, kaip asmuo per savo galbūt asmenybę galėtų duoti palyginimus arba savo matymą. Kiek jo sąmoningumas leidžia, kiek jo savęs pažinimas į sveikatą. Ir pasaulio pažinimas leidžia atverti, nes žmoguje glūdi žymiai daugiau dalykų negu kad tik tai tanki jo esmė. Tai yra kūnas, ar ne, kuris yra matomas, apčiuopiamas, aišku. Ten susitrenkia, kaip sakiau, skauda. Kaip liaudis sako, peršalau, yra susirgimas. Aš tai tokiais dalykais niekada netikėjau, man visą laiką būdavo įdomu, iš ko tai seka, kodėl vieni žmonės serga daugiau, kiti mažiau, kodėl vieni susirga vienom ligom, kiti, man visą laiką buvo įdomu, kodėl yra tam tikros simptomatikos ir kodėl pas skirtingus žmonės jos skirtingai reiškiasi ir kodėl, kaip sakydavo ten, pamenu, paauglystėj, netgi gal jaunesniam amžiuje, močiute, uždenk, tai yra uždaryk langą, nes prapus vėjas peršalsi. Tai vėlgi, ar tai nėra jos mintis, jos patirtis, ar tai nėra įdiegiama man irgi tam tikra programa, kaip jinai tada paveikia mano organizmą, jeigu aš patikiu. O kai žmogus jis praranda tą žinigolizmą, aš tai sakyčiau, tai mano toks tikėjimas, žinai, gilus yra, kad
žmogus yra, Dievo sukurtas būti holistiniu, žinai, tokiu visuminiu, žinai, požiūriu, viską ir žmogus sukūrė jį, žinai, holistiškai sukūrė. Ir kaip dabar žmonės nepraranda tą holizmą savo ir tampa tokie, žinai, pasiklydus ir pasimetusiais, ligotai, žinai, kas čia atsitinka. Tai tu man pasakyk, kas atsitinka. Nes visgi kiekvienas iš mūsų turim tą patirtį. Ir kiekvienas žinom, kad paklydimas atsitinka, nes... Kodėl atsitinka paklydimas? Žinių stoka, pasakyčiau. Pavyzdžiui, ar ne? Arba galbūt žmogus jau nebuvo apšviestas, vienas dalykas. Galbūt žmogus nebuvo susidūręs ir neturi patirties, kitas dalykas. Galbūt jam buvo vaikystėje įdiegiama visai kita matymo požiūrio sistema, kaip gyvenimas sudėtas, koksai jis yra. Bet ar jis iš tikrųjų toks yra? Kai keliauji po pasaulį, gali pamatyti, kad yra labai daug jame žmonių, skirtingų kultūrų, skirtingų tautų, palauk, ir skirtingų religijų. Bet jie visi turi tas pačias problemas. Jie visi yra žmonės, pradėkim nuo to vienas. Jie visi kažkuo tiki, jie visi kažkuo seka, net nesekdami seka. Ir vis tiek žmonės tie patys, ar jie juodi ir balti ir geltoni, aš turiu omeny odos spalvą, jie vis tiek susiduria su ta pačiom problemom, mažiau ar daugiau. Opiau, ūmiau ar lengviau. Ir aš tada, pavyzdžiui, keliaudama, kai pradėjau stebėti, ir aš visą laiką klausdavau, kodėl viena kultūra yra taip, kitoje kultūroje yra taip. Ir aišku, čia reikia labai gilias šaknis įsigilinti, bet tai yra kiekvieno žmogaus tokia esybinė dalis, kuri svarbi turi būti jam, ir kai jinai tampa svarbi, kai atsitinka klausimas viduje, kaip man atsitiko, tas klausimas gali netikėtai atvesti į atsakymus. Per žmonės naujus sutiktus, per situacijas, per knygą, per mokytoją, per mokymą, per kažkokią sistemą ir taip toliau. Ir taip ateina žinios. Arba galbūt patirtis ir žinios, arba atvirkščiai. Aš tai manyčiau, kad, žinai, būti holistiniam požiūriui, tai tarsi būti rojuje. Nes tada vyksta tas įsipildymas. Ir va kaip toj, žinai, apie Adomą ir Ievą, kad kiekviena nuodėmė, jeigu kalbam, kad tokios apskritai egzistuoja kaip ir nuodėmės toks dalykas, tai kiekviena nuodėmė, jinai mus išmuša iš to rojaus, žinai. O tai kiekviena nuodėmė, tai reiškia, kad kiekvienas nukrypimas nuo holistinio požiūrio, nuo holizmo. Tai aš vėlgi prieisiu prie to, kad bent jau taip, kaip aš nagrinėju. Aš atsisuku į žodį rojus. Kas man yra rojus? Rojus būsena. Kokia ji yra? Ar jinai gali būti visur? Ar ne? Kur jinai yra? Ar jinai yra manyje? Ar kažkur išorėje? Ar aš ją patiriu tik tam tikrom sąlygom? O kur jinai dingsta, kai sąlygos pasikeičia? O kodėl jinai dingsta, kai sąlygos pasikeičia? Aha, kur mano dėmesys? O į ką aš koncentruojuos, kai sąlygos pasikeičia? Ir tada būsena mano kažkur tai atrodo, dingsta, pasakykim. Ir jeigu aš nevystau tam tikrų savybių arba nesiekiu būsenos, netlikdama tam tikrų veiksmų, tai kaip aš galiu ją pasiekti? Tai svajonė lieka svajonė, bet debesiuose. Bet jeigu nori tai realizuoti, įgyvendinant, darai tam tikrą veiksmą. Labai žmonės, sakyčiau, optimistiški tam tikrą prasme, dėl to, kad yra dar tam tikra visuomenės dalis, galbūt čia senesnių pažiūrų, kurie vis dar tiki. Aš kalbėjau su gydytojais ir yra jaunų gydytojų, kurie ateina ir sako, kaip gerai, kad
kad yra dabar kitų krypčių, kurios ugdo žmonės. Kodėl nesako, mes pavargstam aiškinti žmonėm, kurių yra labai labai daug, kad piliulė neišspręs problemos, nes jinai yra tik tai laikinas dalykas. O kaip tą židinį pašalinti? O iš kur židinys atėjo? O kokia priežastis to židinio atsiradimo? Kodėl yra tas židinys organizme? Kodėl po to pasiko aš blogai jaučiuosi? Tai kas tai įtakoja? Vėl atsuki plokštelę tarsi atgal ir pasižiūri, koks buvo mano kelias iki to. Ką aš dariau, kaip aš gyvenau, kaip aš elgiausi, kaip aš mąsčiau, kaip aš jaučiausi. Aha, buvo taip ir pasekmė tokia. Ir aš pačiu sustoju ir aš sakau, aš taip nebenoriu. Aš nenoriu taip jaustis, aš nenoriu alinti šitą kūną, jis yra mano automobilis, kuriuo aš važiuoju per šitą gyvenimą. Tai jeigu mes automobilį vežame kasmet ar kas kelis metus į servisą, arba pradėkime nuo to į plovyklą, ar ne, pakeisti padangas, tepalus ir taip toliau, tai kodėl mes tiek nesirūpinam šituo automobiliu? Nes jam irgi reikia važiuoti, jam ir reikia ir tepalų, ir reikia patikros, techninės patikros. Aišku, mes einam, priduodam kraujo tyrimus, patikrinam, techninė patikra turi minusų, ką daryti. Štai yra sąrašas, bet jeigu eini per tą veiksmų seką nuolatos ir matai, kad jinai nesprendžia tos chroniškos besikartojančios problemos, tada galų gale žmogui, aš tikiuosi, kad jau daugiau ir daugiau turėtų ateiti klausimas, kaip man atėjo, o kodėl tai atsikartoja? Ką aš turiu tame pamatyti, suprasti, išmokti? Jei tai išoriškai man pasako, va toks yra rezultatas, o aš sakau, man jis nepatinka, manęs netenkina, aš noriu keisti, tai ką aš turiu pakeisti savo gyvenime apie save, savyje, kad tai neatsikartotų. Ir tuo pačiu mes taip atsukam vėl, galima sakyti, tą plokštelę, pasižiūrime įvykius, eliminuojame tai, kas galbūt nebetarnauja, ko mes galbūt negeidžiam ar nelinkim savo gyvenimą daugiau. Tai yra tiesiog paprasčiausi veiksmai. Pavyzdžiui, jeigu aš nesportavau ir mano kūnas toks palėgęs, susitraukęs arba gal skauda, tai aš einu sportuoti reguliariai. Atlieku mankštą, atlieku apšilimą, tempimą ar tiesiog einu į tam tikrą kryptį sportinės šakos. Jeigu nežinau, kaip tą daryti, einu pas profesionalą. Tam ir yra profesionalai, nes jie mokosi to atšakoj. Ir jeigu aš neturiu tos savybės, aš einu jau ugdytis pas tą, kuris yra geriausias. Ir tas, kuris yra geriausias, tikrai žinos, nes tu matai, kuris yra. Jeigu tu eini pas tokį vidutinioką, jis nežino, ką jis daro, tai tu vėlgi gali atkartoti irgi tam tikrus dalykus atitinkamai kokybei. Ir taip pat truputį galima ugdyti visas sritis. Jeigu emociškai prastai žmogus jaučiasi, ką daryti? Pavyzdžiui, aromaterapija, vienas iš paprasčiausių būdų. Kam kvepintis nuodingais kvepalais, jeigu gali kvėpti natūralios esencijos arba eterinio aliejaus? Gerai, aš dabar pasakysiu teiginį, o tu pasakyk, tai yra teisinga arba ne. Holistinio gyvenimo studija Holi yra ta vieta, kur vedami žmonės, nukreipiami žmonės link rojaus. Čia labai, išaukštintai pasakyta, gal aš supaprastinčiau, čia kaip sveikatingumo buveinė. Galima supažindinti žmogų su metodais, instrumentais, gyvenimo būdo, tam tikrom strategijom, kaip mąstymą nukreipti, kaip nuraminti save, savo emocijas elementais. Ir čia kaip kelios atšakos, kurios veda prie to paties. Tai gali būti, kad vienam žmogui reikia vieno dalyko, arba per vieną eiti temą, kitam per kitą temą. Bet viskas susiveda į tą patį. Tai galima pavadinti ir vidinę ramybę, kam jinai nereikalinga. Bet sveikam kūne, sveika siela, sveika kuria visuomenė. Tai yra kiekvienas žmogus atsakingas yra už save pirmiausiai. Ir tai, ką jisai daro, viskas, kas išeina iš jo. Ir taip kiekvienas žmogus gali kurti dar sveikesnę ateitį.
Nes jeigu yra daug labai tokių nesuderinamumų, tai kaip bus mūsų ateitis graži, rojaus būsena. Bet kuriuo atveju gyvenimas turi cikliškumą, gamta turi ciklus. Taip ir mūsų pasaulis, kurio istorija yra labai begalinė, sakykime, nes tam tikrų mokytojų klausantis supranti, kiek dar savivoka neleidžia paliesti to matymo, to plataus... Gerai. Palauk, aš neužbaigiau minties. To plataus pasaulio realizavimo, kiek buvo dar milijonų metų prieš, kai egzistavo planeta ir kas joje egzistavo. Ir tai yra evoliucija, kaip keičiasi mūsų planeta, keičiasi gyviai joje ir mes esame gyventojai planetos. Koks mūsų požiūris į šitą motiną žemę, kaip mes į ją atsiliepiam, ar mes ją gerbiam, ar mes ją tausojam, ar mes saugom gamtą, ar mes globojam. Ir lygiai to pačiu tai atsiliepia į mus pačius. Nes jeigu aš einu mišku ir randu ten cigaretę arba ten maišelį numestą, gal kažkas netyčia numetė vieną kartą. Bet jeigu taip pastoviai randi, tai supranti žmogaus požiūrį į save pirmiausiai, o tada į aplinką. Tai kodėl tada žmogus skundžiasi ir sako, kad jisai negali, tarkim, kaip tu sakai, būti rojaus būsenoj. Tai galima supaprastinti žodžius būti laimingu arba būti ramiu. Tai arba harmonijai gyventi su savimi ir su aplinka. Tai labai kiekvienas gali sudėti skirtingą savoką, įsivardinimą, tam, kad prie to prieiti reikia savo vertybių sistemą pirmiausia susidėlioti. Bet kol jinai nesusidėlioja viduje, tol neateina žmogus pats į savo vidinį tą pokytį, tol tas pokytis ir išoriai neįvyksta. Ir tol žmonės gyvena kaip gyveno, bet pasaulis tai juda į priekį, keičiasi. Ir mes visi keičiamės, nes kintamumas yra vienas esminių veiksnių. Tai čia viskas vėlgi susideda whole, ta visuma, kad visos svarbios dalys susijungia ir atliepia į žmogų. Tai jeigu dabar, pavyzdžiui, dar pridėkim kitą dalyką, vyksta įvairios stichijos siautėje žemėje ir ten, tarkim, nušluoja žmonės. Kodėl tai vyksta? Kodėl eliminuoja žemė tiek daug žmonių gyventojų? Kodėl? Niekada žmogus neužduoda klausimą, kodėl to vietą, kodėl istoriškai, tarkim, pasižiūrėjus, kažkur vyksta tam tikri įvykiai. Aišku, čia yra labai gilu, čia galima kapstyti iki nežinau. Gerai, leiskit man pasakyti, aš noriu. Prašau. Tai aš dabar vis tiek dar grįžčiau prie to Adomo Ievos, žinai, istorijos rojaus, žinai, kad jie gyveno rojui, bet tas buvo, žinai, pažinimo medis, žinai, ir, tarsi jiems buvo pasakyta, kad nevalgyti obuolio nuo to pažinimo medžio, žinai, bet tai reiškia, aš kaip suprantu, jeigu jie būtų pasirinkę taip ir gyventim rojui, tai nebūtų toks absoliutus gyvenimas, būtų, pagal tam tikras, žinai, sąlygas, mes čia gyvenam tam rojui, tokio kaip, galima pasakyti liaudiškai, žinai, šiltnamių sąlygų, ne? Ir mes čia nevalgom to, žinai, to obels nuo pažinimo medžio ir mes tada reiškia to, kas tenai mums nepažinu, mes į tai nelendam ir mums gerai yra, žinai. Bet aš dabar, kaip suprantu, žinai, tam gyvenime tas pažinimas vis tik reikalingas yra tam, žinai, holistiniam, žinai, požiūriu. Ar mes kažko tai nepažinę, kažkur gyvendami, nes dažnai žmonės taip ir daro, kad ir rytuose, aš manau, jie ten aplinkui galbūt šiukšlina, bet tam savo namuose susitvarko, tą rojų tokį pasidaro, kaip ir galima sakyti rojų, žinai, tą komforto zoną susikuria, o aplinkui gali ten ir šiukšlės mėtyti ir panašiai. Bet tai čia gaunasi, kad jie nėra tame, žinai, absoliutinėme, žinai, pažinime to pasaulio. Jie, viduj ten, žinai, savo ten namuose, žinai, susitvarko ir kaip jiems gerai. Tai čia kaip čia su tuo holizmu, vis tik, žinai, šituo atveju
Ar vis tik Adomo Ievos atveju, kad jie suvalgė tą pažinimo, žinai, medžio obuolį, tai čia jau jie tam holizmui, žinai, nusižengė, ar vis tik ne, ta prasme, ar jie, kaip čia, ar užtenka susikurti savo tą komforto zoną kažkokioje savo toj aplinkoje ir ten gyventi, ir čia toks, žinai, tam, žinai, holizme savo tam, mikroholizme gyventi. Kaip tau atrodo? O kaip manai, jeigu vienas lopinėlis pasaulio gyvens, tu pavadinai, šiltnamio sąlygom, susikūrė savo gražų pasaulį, visur aplinkui karas vyktų. Tai kaip tada būtų? Tau grįžta klausimas. Kita vertus čia, kaip sakyti, žmogus gali pagalvoti, ką aš galiu spręsti, kaip ten kitam pasaulio reikalus. Aš susikūriau savo, kaip sakyti, komfortą. Tai klausimas tada, kas rūpi tam žmogui, va čia ir viskas pasimato. Ar jam rūpi tik tai jis vienas, ar jam rūpi jis ir jo šeima, ar jam rūpi tam tikra bendruomenė, kurioje gyvena, ar jam rūpi apskritai visas kolektyvas, tauta, žemė, arba bent jau jo tauta, sakykime, apsiribojant šalies mastu. Tai jeigu jam nerūpi, tai labai aišku, kokio sąmoningumo yra žmogus ir viskas čia pasakyta, kokiu orientyru jisai remiantis ir gyvena. Bet tada jisai ir turi atitinkamą gyvenime rezultatą, kuris remiasi materialius dažniausiai dalykus. Gal dar ir tam tikrus emocinius dalykus. Dėl to man patinka rytų kultūra, kuri labai plačiai giliai analizuoja, aišku, mūsų vakarietiškos mąstymos sintezės protui dažnai būna ir sudėtinga, tai paprastai gyvenančiam žmogui viską suprasti, gal jų tradicijas. Ypač kai keliaudama su keliautojais per Aziją ir vesdama grupę žmonių, ypatingai tuos, kurie turi atitinkamą pasirinkę religinę kryptį ir labai ją apsiriboja save ir nenorintys išeiti iš rėmų, kas yra irgi ir suprantama, nes tai yra pagarba, bet atvažiavus į kitą kultūrą yra labai natūralu išreikšti pagarbą. Tarkime, musulmoniškuose kraštuose reikia užsidengti savo kūną labiau, ypatingai moterims. Tai yra suprantama, nes yra tokia kultūra. Tai iš pagarbos tai šaliai atvažiuoji ir remiesi tom taisyklėm. Jeigu tu keliauji ir tikėsi ten deklaruoti savo statusą per savo taisyklės, tai gali pasipriešinimą sukelti. Tai ir bet kurioje kitokioje kultūroje, šalyje, lygiai tas pats įvyksta. Aš atsimenu, kai aš gyvenau Balyje ir Balio gyventojai yra labai atviri ir labai šilti ir geraširdiški ir jie džiaugsmingai pasitinka pasaulio žmogų, bet kokį pilietį, nesvarbu iš kokios šalies. Jie yra labai smalsūs, jeigu geba kalbėti ar bent šiek tiek išreikšti save anglų kalba, jie užduoda daug klausimų, nes jiem įdomu. Jie gyvena tenai savo rojui ir jie būtent va taip ir kalba. Jeigu aš numirsiu, aš norėčiau atgimti, pagal hinduizmą jie tiki karmą ir tiki įsikūnymais ir jie visada, didžioji dauguma, su kuriais aš daug bendravau, sako, aš norėčiau vėl gimti čia, Balyje, šitoj saloj ir netgi šitoj šeimoj. Jie turi tą ir aš... ten pat, kur yra, žinai, šiuo metu. Jo, tam tikra koncentracija, ten apie 10 gal žmonių, kuriuo aš taip daugiau pabendrausiu susitikus, yra taip sakė, man tai buvo didelis kiekis žmonių, tokioj saleliai, kuri yra truputį mažesnė negu Lietuvos, ploto prasme teritoriją žiūrint, ir didesnė, nes ten apie 4 milijonus kažkur reikėtų pasitikrinti, kiek yra jau šiais metais populiacija, bet ką aš noriu pasakyti, kad va ten ir yra tas toksai šiltnamio sąlygų
momentas, nes dažnas keliautojas atkeliavęs irgi stebisi, kaip jis gerai pradeda jaustis, kaip greitai gyja fizinis kūnas, nieko nedarant, kaip sprendžiasi problemos, kurios nesisprendė N metų, gal net 10-mečiais, kaip pradeda lengvumas jau viduje atsirasti. Ir tada klausimas, ar tam Balio gyventojui turi rūpėti, kas ten vyksta, tarkim, Europoje ir Amerikoje. Jisai džiaugiasi savo tą aplinką visą, ten gerai jaučiasi ir... Tai vėlgi klausimas grįžta prie to, kas apskritai žmogui rūpi, kokie jo tikslai šiame gyvenime, kokios vertybės, kokie motyvai, pasirinkimai. Nes vienas gali pasakyti, kaip ir yra ir Balyje tame pačiame, kad jiems rūpi, kad atkeliavę, pavyzdžiui, svečiai jaustųsi gerai, jie to dalinasi, bet jie tuo pačiu prašo iš pagarbos gerbti jų kultūrą. Ir jeigu kažkas tai pradeda deklaruoti, kad turėtų taip nebūti arba būti taip, jiem tai nepatinka, jie taip gyvena šimtmečius ir kodėl kažkoks tai svetimas tautietis atvažiavęs iš kitos kultūros turėtų keisti jų kultūrą ir jų tradicijas nepagerbdamas dar daryti neigiamą įtaką. Ir tai labai matosi, tiesiog labai daug ten vyksta įvairiausių ritualų, įvairiausių ceremonijų, kurios yra viešos ir dideliais mastais. Tarkim, jeigu gyveni kaimelyje arba miestelyje, tai visas miestelis gali išėjęs į gatvę atlikti tam tikrus ritualus ir jeigu kitas ten turistaujantis arba gyvenantis, vadinamas dar ekspatriatas, gali ten pravažiuodamas ką nors padaryti ir išreikšti savo negatyvą, nepagarbą, tai be abejo jisai balietis sustabdys ir pasakys, klausyk, sustok. Bet tai čia aš manau, kad jie labai teisingai elgiasi, nes mano supratimo tas, kai žmogus yra, holistiniam požiūrį, tai pas jį praktiškai nebelieka neigiamų emocijų. Jisai vadovaujasi, tas, gerom, atjauta, ten supratimu, pasitikėjimu, tai gyvenimu, tokia tikme, tai va, čia aš manau, ta yra pasiekmė holistinio požiūrio. Ir, aišku, jeigu kažkas bando kažkokį negatyvą rodyti, tai reiškia, jisai, kaip ir pažeidžia tą, tai jisai, va, aš manau, čia man labai sudomino tie Balio gyventojai. Prašau, aš birželio mėnesį 12-22 darysiu kelionę, patyriminę programą į Balį, tai galime prisijungti. Tai aš pabaigsiu gal labiau įvardindama, kad tai yra sąmonėjimo procesas. Kaip aš sakau, mūsų galvoje, mūsų kaukolė turi vieną svarbų elementą, konkarežinę liauką, kuri atsakinga už žmogaus augimą, tai yra evoliucijos procesą. Tai klausimas, ar žmogus kyla aukštyn vertikaliai ar leidžiasi, ar auga, ar degraduoja, ar jis pliuse, ar minuse, ar jis tiesiog plaukia pasroviui nešamas. Dar kaip aš sakau, kur vėjas papūs, ten ir nupūs. O kas pučia tą vėją? O kas jūs ten nupūs? Ar jūs žinote? Ar jūs apskritai suvokite, kad yra daug įvairiausių pavojų pasaulyje? Tai dėl to man labai patinka, kai yra, pavyzdžiui, bent jau konkrečiai vėlgi remiantis sala, apie kurią mes kalbam, kurioje aš pragyvenau keletą metų ir pamačiau, kad jinai turi tapatumų panašių mūsų šalies, nors labai atrodo skirtinga. Vakariečiai, vieno žmogaus struktūra yra skirtinga, kalbant apie azijiečio žmogaus struktūrą ir gyvenimo sąlygos mūsų atšiaurios yra visiškai priešingos. Čia kova už būvį, bet tuo pačiu, jeigu žiūrint istoriškai giliau, tai
matosi, kad tam tikra kokybinė dalis, kuri žmonėse yra viduje, pasieta kaip sėkla, yra labai labai vienoda, ta pati. Ir dėl to dažnas atskridęs keliautojas, jis tarsi sujudina tą sėklą. Žinau, čia kaip žemę pajudini ir ta sėkla pradeda iš to žemės. Galėtum taip įvardinti apie tą sėklą, žinai, kas ten galėtų būti toksai dalykas. Tas bendrumas, žinai, kaip tu minėjai, tarp Balio gyventojų ir tarp Lietuvos gyventojų. Čia gal ne konkrečiai aš turėjau omeny, kad sėkla susijus su gyventojų, bet aš turiu omeny bendrai su gal erdve. Arba kokią aurą kūrė visi gyventojai ten gyvenantis, kokią aurą kūrė mes. Tai čia yra Gregoras, jeigu žiūrint dar į kitą terminą. Ir jeigu žmogus kiekvieną dieną, kas yra, tarkim, Balio hinduizmo kultūrai, atsikelia ir ryte, 6 ryto dažniausiai, 12 dienos ir vakare 6 vakaro, meldžiasi 3 kartus į dieną, aukoja vienam kambarėlyje, antram kambarėlyje, trečiam kambarėlyje, lauke žemėje padėkoja, nueina į savo šventyklą. Ir taip kiekvieną dieną. Ir kiekvienose namuose, tai įsivaizduokit, jeigu čia yra namai, kiekvienas namas turi po šventiklytę, čia kaip tokį mažą altorėlį, kambaryje, kiekviename, vienas dalykas. Antras dalykas, kiekviena namų bendruomenė, tai yra šeima, turi savo šventyklą. Wow. Ir ką ant ploto žemės pirmiausia pastato Balyje, aišku, ten pagal mėnulio kalendorių, šventyklą. Skrendam į Balį, kada rytoj. Birželį, prašau, prisijunkit. Ir kas būna? Pastato šventyklą, vėlgi, ten yra pagal jų tradicinį kalendorių, vėlgi yra taisyklės, remiantis tom taisyklėm, vėlgi kaip iš ko labai labai daug sudedamų yra dalių. Toliau yra apstatomi namai, ten šventykla turi žiūrėti šiaurę, konkrečiai tai Balio motina, Agunga, ugnikalnį. Nes su to yra sąsajos, ten labai taip giliai galima tai pasižiūrėti. Ir tada dabar įsivaizduok tokį paveikslą. Tu pakiltum į orą, kiekvienose namuose yra šventykla. Ir dar gyvenvietė arba ta kaimo bendruomenė turi dar ir kaimo didelę šventyklą. Ir tada, jeigu yra miestas turi savo šventyklą. Ir tada yra Balio salos pagrindinės šventyklos, kurios irgi yra tam tikri taškai pagal svastiką sudėlioti, savo kaip ir atsakomybės atliekančios, kaip ir savo temą kuriančios. Ir jūs įsivaizduokite, žmonės visą laiką tokį sukūrė to įmeldimo palaiko. Smilkalai, ar ne? Pas mus yra žvakės mūsų tradicijų, kas yra labai nuostabu. Aš be galo mėgstu žvakės, ugnies stichiją. Ten yra smilkalas, kuris irgi atspindi ugnies stichiją. Jie yra visur dedami ir ant žemės, ir tuo pačiu šventyklos, ir tuo pačiu altorėliuose namuose. Visur yra tas kvapas, aromatas, kuris irgi sukelia, aromaterapija, apie ką aš irgi kalbu, sukelia tam tikrą būseną. Bet dabar jeigu tai pasižiūrėsiu, jeigu tokį imant žemės lopinėlį, kuriame gyventojai taip gyvena, aišku, dabar yra jau kitos tautybės žmonių, kurie irgi pasistato namus, joje dauguma gerbė, pasistato šventiklėlę, nes dažniausiai tos namus prižiūri gyventojai, Balio gyventojai būna samdyti. Jie ateina ten ir paukoja kiekvieną dieną, užsideda atitinkamą rūbą ir pagal tas tradicijas iš metų metus, iš dieną į dienos, valanda valandos, tai atliekama. Tai koks gali būti tenai tada sukurtas laukas? Jo, čia gal tada čia yra jau tas, kaip sakyti, rojaus žemė, gal tokie jau kaip artėjimas, žinai, prie to, Balis, tarkim. Ten, aišku, labai dar padeda tai, kad ištisus metus šviečia saulė. Aišku, yra tie lietaus periodai, kuomet būna labiau debesuota, bet vis tiek tas drėgnas klimatas su savo šiluma, jisai labai maloniai veikia organizmą, atsinaujina mūsų ląstelės. Ir kitas dalykas, kad ištisus metus auga tam
tam tikri švieži produktai, ko mes neturime žiemos laiko. Bet jeigu tai palyginus, mes vis tiek vasarą, mūsų irgi ir protėviai sukurdavo derlių, bent jau mano seneliai paruošdavo žiemai, turėdavo savo vietą, kur laikydavo. Žiemos metu mes valgydavom kitus produktus. Ir tam, pavyzdžiui, tėveliai tęsia ir labai gražiai vieta perduoda tradiciją. Mūsų Vilnius, kiek čia bažnyčių, mes dabar esame ant kalno, ne? Jeigu tai pasižiūrėsiu, dabar, va čia yra namas, galima pasižiūrėti už jo. 3 kryžių kalnas matosi ir kiek yra bažnyčių. Mūsų Vilnius irgi yra ganėtinai daug turintis šventovių arba bažnyčių kaip tokių šventų objektų, kuriuose irgi vyksta pamaldos. Tik tai klausimas, kaip žmonės tai atlieka. Va čia yra skirtumas, nes vienas va tas atsidavimas tavo keliui, tavo pasirinktam. Gerai, tada mano klausimas, palyginant Vilnių su Baliu, aš ką matau, pagrindinis yra skirtumas, tai ta kasdieninė rutina, ritualų stoka pas Vilniečius, daugumą Vilniečių, aš manau, kad nedidelė dalis gyvena pagal kažkokius, ritualinį tokį gyvenimą, o daugiau tokį, kaip išeina. Tai va čia matyt, to holizmo tada pritrūksta, tai tam reiškia, holizmui vis tik reikalinga ta disciplina, toks ritualas. Ačiū labai. Ritualas reikalingas. Ir galima padaryti labai paprastą, taip. Šitie kvepalai labai patinka vyrams. 100% natūralūs. Ir iškart subalansuoja ir suharmonizuoja. O koks trumpas reikalingas, čia galima dar uždėti ir už ausų. Trumpas atsitraukimas nuo kažkokio veiksmo. Aš per daug pradėjau jau nuo proto, analizuoti kažkokius dalykus, bet tiesiog man įdomu, ar tam holizmui vis tik reikia to ritualo. Čia vėlgi kokiam gal etape. Vienas dalykas, yra žmonių, kuriem tie ritualai nieko nereiškia, tai tada jie matyti ir nereikalingi yra. Jeigu žmogus susikuria ritualą, kad ir, pavyzdžiui, daug kas vakarietiško požiūrių geria kavą ir jie sako, man tai yra ritualas. Jie atsikelia ryte, pasidaro savo kavos ritualą. Aš negeriu kavos, aš pasidarau kitą ritualą. Pas mane jų yra daug, bet ritualas kitiems skamba gal kažkaip labai mistiškai. Bet ritualas tai gali būti vandens gėrimas, pavyzdžiui, arbatos gėrimas. Paimi žolelių arbatą, pasigamini jas, su ta gera nuotaika įdedi, užpili. Gali būti eterinio aliejaus vandens gėrimas, aš irgi įsilašinu. Ir gali būti ta pati aromaterapinė akimirka, kelios minutės susitelkimo, kur mano dėmesys. Dabar pafantazavo, įdomus ir Ieva, ar jie turėjo ritualų? Aš nežinau. Nes jie turėjo tiesioginį ryšį su Dievu, jie žinojo, kad jie yra Dievo sukurti. Žinai, kai ateini į tam tikrą sąmoningumą, supranti, kad viskas, ką darai, gali būti ritualas, priklauso nuo to, kokia yra tavo būsena. Ir jeigu pavyksta būti harmonijoje su savimi arba palaikyti tą harmoniją, susikurti ją ir iš jos gyventi vis labiau ją gilinant, labiau įskleidžiant, labiau atveriant, į visas sritis integruojant, tuo labiau tas buvimas tampa vienas toks ištisinis ritualas. Man tai atėjo kaip suvokimas gyvenant Azijoje, konkrečiai tai Balio saloje, nes ten yra labai daug ritualų. Ir aš irgi, kai klausydavausi, kokie yra šventiniai ritualai, kokios yra tos didžiausios šventės, kodėl jos yra, kodėl pavyzdžiui pamini protėvius. Pas juos yra sausio pradžioje, pas mus yra lapkričio 1 diena, mes lygiai taip pat turim tuos ritualus, tik klausimas, ar mes skiriam tam dėmesio,
ar mes to rūpinamės, ar mes nuvažiuojam, ar mes paliekam tą žvakutę ar gėlytę. Vėlgi tai ir yra ritualas. Klausimas tik tai, kaip tu tai, ar tu žiūri tiesiog atmestinai, ar vardan to, kad užsidėti kaip pareigą atlikau pliusiuką, ar dėl to, kad aš jaučiu norą, aš jaučiu pagarbą, aš noriu padėkoti savo protėviams, kurių dėka aš esu žemėje ir esu tęsinys jų ir nešuosi tą, kaip DNK, ląstelėje užkoduota tam tikrą informaciją, kurią aš galiu keisti savo įpročius keisdamas, savo būseną keisdamas, savo darbo įdėdamas, bet tai yra kasdienos darbas. Vėlgi gali būti ritualas atsisėsti, skaityti knygą. Bet kokią knygą aš skaitau? Kriminalinę knygą, romantinę knygą ar šventraštį? Ar kokią nors sąmonėjimo knygą? Tai yra skirtinga patirtis. Tai ugdo skirtingą pasaulėžiūrą. Tai sujudina skirtingus neuronus, supranti? Ir va čia ir viskas skiriasi. Tai sukuria kitą būseną toliau. Jeigu aš noriu daryti giliau, tai ką aš galiu daryti dar papildomai, kad gerai jaustis. Įdėti tam tikrų dar elementų kiekvieną dieną. Ir aš N kartų esu girdėjus ir iš keliautojų, kiek bebūdo, nesvarbu kokios profesijos ar amžiaus žmogus, ten nuo mažiausių iki vyriausių, iki seniorų. Visi neturi laiko, bet man labiausiai patikdavo žmonės, kurie išėjo į pensiją. Sakydavo, va dabar aš galiu daryti, ką aš noriu ir kaip noriu, tik dėja neturiu sveikatos. Bet kol turiu dar jos, tai jau pasinaudoju. Tai kai jaunas žmogus tą girdi, aš įsiklausau, nes aš suprantu, kad palauk, aš nenorėčiau, kad tai būtų mano gyvenime. Tai ką aš galiu padaryti, besirūpindama savimi, kad nebūtų, tarkim, tokia va situacija, kad kai aš jau galiu savo viską leisti, aš dėja neturiu sveikatos. O kodėl aš neturiu sveikatos? Nes kažkokią vietą apleidau savo gyvenimą, galbūt savo fizinio kūno priežiūrą. Ir tai būna etapai, yra labai kartais lengva apie tai kalbėti, bet aš tą patį esu praėjusi, kai būna labai sudėtingi etapai, jie mus kartais pasiglemžia, į tą sūkurį įneša ir tenka laviruoti, ar ne, to rojaus sode ne visą laiką, kaip čia, rojaus sodo būsenoj, ne visą laiką gali būti, ypatingai kai jos yra, pradėkime nuo to, kad kelias nueiti. Ir tai yra ilgas kelias, tai yra sunkus kelias, ir tai yra kelias, ir kuriuo reikia eiti. Nesėdėt ant sofos. Žinai ką, aš manau, kad tas holizmas yra begalinis dalykas ir mes čia, ko gero, galėtumėm apie tai kalbėti. Ištisas paras. Kažkaip reiktų. Geriausia yra patirti, dėl to aš visada sakydavau, pavyzdžiui, kai aš žiūriu savo veiklas ir tai, ką aš tai darau tik dėl to, kad man pačiai tai sukuria vis labiau ir labiau subalansuotą vidinę būseną. Ir kai aš to pasakoje gerai jaučiuosi, man gera tuo dalintis. Mane tai įkvepia, sužadina. Kai taip jautiesi savo veikloje, yra labai gera, nes tai sklinda iš tavęs, ateina žmonės, jie to pasisemi, jie tą jaučia, jie pražįsta, kaip tos gėlės, pumpurėliai pradeda skleistis arba išsiskleidžia. Ir vienas yra svarbiausių dalykų, kad žmogui, kiek aš matau šiuolaikiniam pasaulyje, kur tempas yra labai greitas, kur jam duodama daug labai galimybių paklysti. Ir tie paklydimai, jie net neatrodo kaip paklydimai. Jie net atrodo kartais kaip tiesiog nekaltas dalykas. Bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėjęs, pavyzdžiui, žmogus kažką pradeda daryti vardan savęs, geros savijautos, vardan savo sveikatinimuose, ir staiga jam gyvenimas ten pažiūrė visokiausių situacijų, kad trukdyti įgyvendinti tą. O galbūt tai yra tiesiog patikrinimas, kaip tu gali ir su tuo praeiti, ir per tai praeiti, ir nepamesti to, kad tu pasirinkai daryti.
Ir toliau tęsti. Vardant to, kad jaustumėsi laimingesnis. Ir tai viskas susiveda vėlgi tą patį holistinio gyvenimo būdo kūrimas kasdienoje, kiekvieną dieną. Ne tada, kai aš galiu, ne tada, kai atsiras laiko, ne tada, kai ten šeima man neleis, ne. Kai nusprendi ir sakai, aš darysiu, nes man svarbu šitas žmogus, nes jeigu šitas žmogus gerai nesijaus kaip lėktuve, mama pirma turi užsidėti kaukę, tik tada uždeda vaikų. Kodėl? Kodėl? Aš supratau. Man atrodo, aš manau, pasipratau. Nes žmonės, ateis laikas, aš ateisiu, neteis laikas, praeis laikas ir bus per vėlu, nes ne vienas mokytojas sako, kartais duodamas šansas tik vieną kartą gyvenime ir jeigu jūs jį praleisit, jūs galbūt praleisit šimtmečius dar kitų gyvenimų šansų. Aš supratau, kad žmogus turi būti tiesiog nuolatiniam tame veiksme, tam holizmo siekime, nuolatiniam. Čia toks kaip ir gaunas gyvenimo būdas, kaip tas, sakai, Balių gyventojas, jis tos ritualus daro, viskas tiesiog, kaip sakyti, toj tėkmėj, holistinio gyvenimo tėkmėj, nes, čia kaip tėkmė, aš kaip suprantu, nukrypsti nuo tos srovės tėkmės, tada patenka į kažkokį chaosą galbūt. Labai teisingai pasakei. Ir vienas dalykas, paskui žmonės sako, kodėl pasaulyje vyksta tokie dalykai? O kodėl mes taip iki to atėjom, taip gyvendami, kaip gyvenom, atėjom iki šito momento ir mes nepaklausėm, ką mes tada ne taip galbūt darėme. Ir visi sakys, aš nieko nedariau. Jo, galbūt, bet kaip mes mastom, ar daugiau pas mus neigiamų minčių, ar daugiau teigiamų, ar mes tik tai savimi rūpinamės ir tik tai savo šeimą, ar rūpinamės ir kitais. Kaip Covidas irgi parodė gražiai, aš buvau Balyje tuo metu, bet labai matėsi, kad ir Lietuvoje labai visi vieni kitais pradėjo rūpintis. Man buvo suteiktos nuostabios galimybės būti gamtoje, bet aš žinau, kad dauguma žmonių buvo uždaryti Lietuvoje, būstuose. Ir kaip tai buvo gražu stebėti, vien jau net iš toli. Ir tai yra irgi, čia kaip kolektyvai sujudėjo visi ir pradėjo galvoti apie kitus, kad ne aš vienas esu, bet vienas, tai tarsi atskirtyje tampi, kad aš vienas. O ką tu gali vienas padaryti ir ką tu gali padaryti, kai tu dviesi, ar 10, ar jūsų 100, o jeigu 1000, o jeigu milijonas, tai daug daugiau laimės molekulių gali pasklisti. Ir taip kūrėsi visiškai kitas laukas mūsų pasaulio auroje, turint omeny pradedant nuo mūsų pačių, tada šeimos, tada mūsų bendruomenės, mūsų tautos, šalies ir taip toliau. Ir tada viskas... Gerai, tai ką dabar galėtų palinkėti holistinio gyvenimo studijos, kaip sakyti, vadovė? Vadovė. Pasaulio Lietuvai, Vilniui, prasme, jau tai netame, tuo gyveni viską ir ką kiti turėtų sužinoti, ir jau jeigu jiem iškyla iš tikrųjų labai, labai toksai klausimas, ką man daryti, kad apsilankytų šioje studijoje ir gautų atsakymus, kryptį gautų kažkokią tai. Aš dar tik iki galo nesupratau klausimo, ką daryti, kad gauti kryptį klausimas. Jo, palinkėjimas, kaip sakyti, palinkėjimas Vilniui, Lietuvai, ten pasauliu, kad ką jie turėtų daryti, kad tas atsirastų toksai, holistinis kelias, kurį tu siūlai šioje studijoje, būtent Holis studijoje. Tai pirma, ką žmogus turėtų padaryti, nukreipti žvilgsnį iš išorės į vidų. Viskas. Antra, užduoti savo klausimą. Trečia, eiti daryti veiksmus. Ketvirta, laikytis savo krypties. Įsikibus laikytis nepavyzdžiui. Įsikibus šiais laikais reikia įsikibus laikyti, nes labai greitai vėjas nupučia visus. Čia aš taip metaforą naudoju. Bet taip, reikia įsikibti ir net mane, kai aš kai į Lietuvą grįžtu, tada matau, kaip čia greitai numušti tave nori nuo šachmatų lentos. Ir nepamesti kelio, vardan tą kelio.
geras lietuviškas posakis, prisiminti jį ir... O holistinio gyvenimo studija, tai tiesiog yra erdvė. Ta erdvė, dabar jinai yra fizinė, bet ta erdvė gali būti bet kur. Tai kiekvienas žmogus tą erdvę kuria. Čia yra vieta, kur tam tikra bendruomenė gal žmonių susikuria ir jie besirūpindami savimi ateina gauti žinių. Tai pirmas dalykas, kodėl žmogus ateina, kaip aš galiu pasižiūrėjus iš lankytojų pusės atliepti, tai jie kažko ieško. Vieni sveikatos, pasirūpinti savo kūnu, nes fiziškai kūnas atitinkamai jaučiasi ir netenkina tą savijautą. Antras dalykas, pasirūpinti savo emocinę būseną, nes yra visokių sukritimų gyvenime. Trečias dalykas, tiesiog susibalansuoti, grįžti savo vidinį centrą, širdį, prisiminti, kas aš, kodėl aš, dėl ko aš. Ir kartais irgi tie klausimai gali atvesti žmonės. Tada gali būti paprasčiausiai susipažinti su instrumentais, ką gyvenime aš turėčiau daryti, kad palaikyti gerą savijautą, kad būti sveiku. Ir viskas. Ir tada yra ta visa programa, kaip mano Roma klube. Aš dėstau paskaitas, pasidalindama savo praktinę patirtimį, mano 15 metų, tokia sankloda. Ir aš suprantu, kad kaip anksčiau man atrodė, kad reikėjo tik tai fizinių kūnų, kuo labiau pasirūpinti. Paskui atėjo etapas, kai aš supratau, kad reikia labai giliai savo emocinį intelektą lavinti ir suprasti to savivoką, kodėl yra tokios emocijos, kodėl jos kyla, leidžiasi ir kaip kinta ir dėl ko kinta. Ir paskui atėjo savivoka, kad mano mentalinis kūnas irgi turi būti vystomas ne tik tada, kai aš universitete studijavau ir gavau savo išsilavinimą. Ir tada pradėjau dirbti darbus, bet jisai nuolatos turi augti, tobulėti ir aišku ateina klausimai gilesni, kodėl aš esu, dėl ko aš esu, kam aš gimiau, ar aš tiesiog, kad taip praeiti per šitą gyvenimą. Ir kai ateina tokie klausimai, ateina ir arba žmonės, arba galimybės per tam tikrus susitikimus pažinti save, gaunant atsakymus. Jie gali ateiti įvairiai, per išorę ir per vidų. Tai ar galima pasakyti, kad vėl grįžtant prie to rojaus vaizdinio, kad yra rojus, yra tas pažinimo medis ir nebūtina valgyti tą obuolį nuo pažinimo medžio, nes jis gali nuvesti kažkur tai į tokį didelį paklydimą, kur vėl teks įdėti daug pastangų, kad grįžti į tą rojų. Tai geriau išlikti toj kryptyje ir tegul ten visą kitą. Aš manau, jeigu kada nors kas nors siūlo obuolį, pasižiūrėkit, kas siūlo obuolį. Pažinkite tą žmogų, pažinkite, kas už to žmogaus stovi, kas jį veda, kokios vertybės, koks jo mokytojas, mokymas, kelias, kas kalba. Ir ar tas, kas kalba, tuo ir gyvena, kuo kalba. Yra labai paprasta, aš apskritai supratau, bent jau mano gyvenime, kaip arkliukas yra. Aš tiesiog gyvenu ir dalinuosi, ko aš gyvenu, viskas, taškas, aš nieko nesukuriu. Taip išbandai tam tikrų naujų sričių, krypčių, bet ateini į tai, kad pasiimi, kas yra geriausia, susidėlioji ir naudoji. Aš labai daug naudoju dalykų, kurie man vertingi, kurie padeda man, mano kelionėje, gyvenimo kelionėje. Ir svarbiausia tai būti blaiviai, mąstyti ir matyti, kas vyksta iš tikrųjų, o ne kas yra deklaruojama arba užtušuojama. Nes yra labai daug dalykų, kur yra vienas. Aš kaip scenos žmogus, šokusi ant scenos, žinau, kad ant scenos kas yra tik tai viena dalis, bet kas užkulisiuose vyksta ir kas paruošia dar tos užkulisius, yra dar visai kitas pasaulis, kurio dauguma nemato. Tai pažinkit tos užkulisius ir savo, ir kitų. Tai dėkui, aš manau, kad puikus pokalbis ir
Ačiū. Klausytojai bus tau, patenkinti. Ačiū. Miela. Linkėjimai visiems šviesiausi.